šilkmedis. Lietuvoje klestintis medis. Perneša didžiausius šalčius. Nukina puikias uogas. Skanės. Pasvarbiausia, labai vertingi lapai. Jeigu problemos su skranduku, su virškinimu, kraujospūdis per aukštas arba per žemas, šilkmedžio lapai puikiai sureguliuoja tos dalykus. Jisai turi minusinių kalorijų, šilkmedžio lapai. Ir jeigu mes norim šiek tiek svorį susimažinti, pusryčiams idealus variantas šilkmedžio lapai. Imam jaunus lapus, lapą nusiskinam. Šilkmedžio lapai, pats medis yra genetiškai užkoduotas skabimui. Ten, kur auga šilkverpiai, jie griaužia šilkmedžio lapus. Ir šilkmedis jisai ataugina labai sėkmingai tos lapus. Tai pusryčiams idealus variantas. Tiesiog sukramtum kokie pagal galimybės 10-15 lapų. Galima ugliuką. Jeigu matom, kad šaka jau kažkur per daug net trykšta, kaip sultis, kaip skabosi, visą ugliuką. Skonis primena šiek tiek agurkus. Labai malonus skonis. Galima tiesiog pusryčiauti. Skanaus.